Labadiena visiems, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu ne tik tai teta, bet dar ir Testur mokymų centro vadovė. Ir šiandieną mes kalbėsime apie Fuerteventuros viešbučius. Pirmiausia, norėjau pasiklausti jūsų, ar girdit, ar matot ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Taigi, Fuerteventuros sala yra seniausia Kanarų salyno sala Atlanto vandenyne, kuris susiformavo prieš 20 milijonų metų, kai išsiveržė ugnikalnis. Tai yra antra pagal dydį Kanarų salyno sala. Po Tenerifės salos sostinė yra Puerto del Rosario. Sala yra 100 km ilgio ir apie 30 km pločio. Saloje yra vienas oro uostas, jisai yra įsikūręs salos viduryje. Mūsų skrydžiai yra į Fuerteventurą organizuojami nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 12 dienos, tada yra galimas paskutinis išvykimas 7 nakvynių trukmei, o vėliau skrydžiai prasideda nuo 2017 metų kovo 25 dienos ir tęsiasi iki balandžio 22 dienos. Skrydis yra vykdomas su Small Planet Airlines aviakompanija, trunka kiek daugiau negu 6 valandas, tad rekomenduokite turistams iš anksto įsigyti maitinimą lėktuve arba pasirūpinti maistu patiems iš anksto. Norėčiau priminti, kad maksimalus leidžiamo nemokamai gabentis bagažo kiekis yra 15 kg ir 5 kg rankinio bagažo. Apie sportinį inventorių, jisai yra už papildomą mokestį ir sportinio inventoriaus gabenimas būtinai turi būti suderintas su mūsų aviaskyriumi iš anksto. Galimas kelionės dokumentas yra tapatybės kortelė, vietinė valiuta yra euras. Mūsų siūlomas poilsis yra kol kas 3 salos kurortuose, šiaurėje įsikūrusiame Coralejo kurorte, salos viduryje esančiame Caleta de Fus kurorte ir pietuose įsikūrusiame Morojable kurorte. Tačiau, manau, kad greitų laikų jau galėsime pasiūlyti viešbučius, kurie yra įsikūrę Handijos regione, maždaug šitoje vietoje esančiame Costa Calmos kurorte. Taigi pradėsime nuo šiaurinio Coralejo kurorto, populiariausių viešbučių juose. Katalogas dar nėra išleistas, jį turėsite tik rugpjūčio pabaigoje, pasiimkite popieriaus lapą su kuo rašyti ir galėsime pradėti. Trumpai priminsiu, jeigu negirdėjote vakar, kad Coralejo kurortas yra tinkamas visų tipų turistams, ir šeimoms su vaikais, ir poroms, taip pat jaunimui, ir vandens sporto mėgėjams, arba norintiems kelti šitą sportą. Kurortai yra įvairiausių parduotuvių, iš parduotuvių, restoranų, kavinių, barų, taip pat jūros pakrantėje yra įsikūrusių labai gražių jūros gėrybių restoranėlių, yra turizmo informacijos centras, yra vandens pramogų parkas, kuris nors ir mano nuomonė yra kuklokas, tačiau kol kas yra vienintelis vandens pramogų parkas saloje. Taip pat veikia teniso mokykla, netoliese yra įsikūrusi netgi ir lietuvių banglenčių mokykla, kuri vadinasi Kailua, ieškosite informacijos internete. Na ir pačiame Coralejo kurorte gal ir nėra tokio audringo naktinio gyvenimo, kaip kad Ibizos ar Maljorkos saloje, tačiau tas naktinis gyvenimas Fuerteventuros saloje būtent daugiausiai ir yra susitelkęs ir pats audringiausias, jau koks jau yra susitelkęs Coralejo. Coralejo taip pat yra ir uostas, iš kurio galima nuplaukti į šalia esančią Lobo salą arba Lanzarote salą. Coralejo turi net keletą paplūdimių, tokiose nedidelėse įlankėlėse. Prie vieno iš tų paplūdimių yra molas, tad didelių bangų čia nebūna, tas yra labai keista, yra švarus, smėlio paplūdimys, įbridimas yra tolygus. Skėtis ir du gultai paplūdimiuose Coralejo kurortuose kainuoja apie 9 eurus. Na, o už maždaug 5 km nuo pačio Coralejo miesto yra įsikūrę Prerių viešbučių labai gražus paplūdimiai, irgi, tokio šviesaus smėlio neaukštos kopos, vėlgi labai gražios, rekomenduočiau pasižiūrėti tos paplūdimius, ko gero tai yra vieni gražiausių Coralejo paplūdimių, o tarp šių paplūdimių ir pačio Coralejo miesto į šitą pusę yra įsikūrusi
kaitavimo, buriavimo, plaukiojimo banglentėmis ir irklentėmis mokykla. Tad kokiegi yra viešbučiai Koralecho kurorte, kuriuos mes siūlome poilsį. Vienas iš tokių viešbučių yra Playa Park Club. Jisai yra įsikūręs netoli nuo centro, maždaug apie 700 iki paplūdimio. Nuvežimo į paplūdimį viešbutis nesiūlo. Pagrindinis pastatas buvo atnaujintas 2016 metų birželį. Gana tvarkingas, nors koridoriai dar truputį matosi padėti, ne viskas yra atnaujinta, tačiau labai jaukus atnaujintas yra restoranas šitame viešbutyje, nors ir kėdutės plasmasinės, bet vis tik tai 3 žvaigždučių viešbutis, tai galbūt norėti daugiau būtų neteisinga. O one bedroom apartment yra uždaras miegamasis, yra svetainės sofa, visas yra tvarkinga, pilnai įrengta virtuvė. Taigi labai patogu keliaujantiems turistams, taip pat jeigu vaikams norima kažką tai pagaminti. Seifas numeriuose kainuoja 10 eurų, plus yra įmamas 10 eurų depozitas. Bevėlis internetas registratūroje yra nemokamas, o jeigu norima ryšio numeriuose, tuomet kainuoja 15 eurų savaitį. Yra didelis baseinas, vienas vandens kalnelis suaugusiems ir dar vienas yra mažiems vaikams. Vienas baseinas yra šildomas, vanduo ten yra toksai druskingas, bet jis nėra jūros, jis specialiai daro tokį druskingą. Taip pat yra tokia salė, baras, kur vakarais vyksta įvairiausi animacijos pasirodymai, baras lauke, su tokiom plasmasiniais gultais aplinkui baseiną. Treniruoklių salė taip pat yra nemokama, tenisas kainuoja 6 eurai valanda, skvošas 6 eurai valanda. Animacija vyksta ir dieną, ir vakare, ir vaikams, ir suaugusiems. Taigi, šitą viešbutį aš galėčiau rekomenduoti šeimoms su aktyvia animacija, savo kategoriją šit viešbutis atitinka. Kitas viešbutis įsikūręs Koralecho kurorte, maždaug apie 300–400 metrų iki centro, yra Arena Suite. Maždaug apie 550 metrų iki paplūdimio gaunasi ir kiek toliau nuo Arena Beach viešbučio. Tai yra viešbučiai, kurie yra vienas šalia kito, juos skiria gal kokie 200–300 metrų. Pats Arena Suite viešbutis yra įsikūręs tarp gyvenamųjų namų, kiek toliau nuo pagrindinio kelio, bet ramioje vietoje. Tačiau prie viešbučio yra autobuso stotelė, ten už kampo tik tai reikėtų praeiti. 2015 metais šitas viešbutis buvo apdovanotas Corendon kaip metų viešbutis. Gana tvarkingas, vyksta animacija ir dieną, ir vakare. Yra didelis baseinas, tokiame vidinėme kiemelėje, kaip tik čia gerai matosi iš nuotraukas. Teritorija galbūt daugiau plytelė, su truputėlį žalumos. Pagrindinis restoranas labai įdomus, kaip medinė pavėsinė, kanarietiško tipo, gana tvarkingas, bet be prabangos. Treniruoklių salė yra nemokamai, skvošas kainuoja 6 eurai valanda, sauna 6 eurai valanda. Baseinas šitas žiemą yra šildomas. Jeigu važiuoti taksi iki Rių paplūdimių, tai nuo šito viešbučio maždaug apie 5 eurus. Autobuso stotelė už kampo, taigi važiuojant autobusu, autobuso bilietas kainuoja €40. Standartinis kambarys yra tvarkingas, yra dvigulė lova, tokia darbo stalas, yra kavos arbatos rinkiniai nemokamai, gana gražus, tokie modernus numeriai, bet vietomis galbūt jau norėtųsi tokio kosmetinio remonto, kad truputėlį sieną padažytų ar ne, nes gali būti patepliota ar panašiai. Seifas 13 eurų savaitai, plus yra įmamas 12 eurų depozitas. Bevėlis internetas yra registratūroje ir arba jeigu norima naudoti, tai galima naudoti tik tai vienam įrenginiui ir kainuotų tokiu atveju 6 eurai parai arba 15 eurų savaitį. Ir atkreipkite dėmesį, kad ta kaina yra tik tai vienam įrenginiui. Taigi Arena Suite, tokioje vietoje įsikūręs viešbutis, poroms šeimoms galėtų būti rekomenduotinas. Tos pačios grandinės Arena Beach apartamentai, man tiesą pasakius truputėlį netgi ir jaukesnis negu kad Arena Suite viešbutis.
Šeimoms, kompanijoms galėčiau rekomenduoti Koralecho kurorte tarp gyvenamųjų namų irgi įsikūręs viešbutis. Atkreiptinas dėmesys, kad įsikūręs gana siauroje gatvelėje, kad autobusas neprivažiuotų turbūt ko gero iki pat viešbučio ir maždaug apie kokių 60 metrų reikėtų lagaminus vežtis takeliu patiems. Visai netoliese nuo viešbučio yra prekybos centras, vandens parkas, iki paplūdimio apie 800 metrų, 10 minučių pėstute, tai tikrai reikėtų paėjėti, o jeigu važiuoti iki gražių jūrių paplūdimių, tai būtų maždaug apie ten 6-10 minučių autobusu. Pats viešbutis susideda iš tokių 2 aukštų namelių, teritorija yra labai jauki, vidinėme kieme, tad yra gana ramu, yra didelis baseinas, restoranas tvarkingas, animacija yra šitame viešbutyje aktyvi. Didelėje tokioje palapinėje vyksta įvairiausi pasirodymai. O čia už kampo yra toks dar vienas baseinas, mažesnis, jisai yra šildomas, abudu baseinai yra su jūros vandeniu. Yra labai gera vaikų žaidimų aikštelė, įrengta virš baseino tokio negilaus, yra vienas vandens kalnelis vaikučiams. Teritorija taip pat daugiau plytelės, šiek tiek žalumos yra prie kai kurių numerių. Baras prie baseino uždengtas stiklu, jeigu pūstų kartais vėjas. Čia yra įrengti apartamentai, virtuvės išties puikios, pilnai įrengtos, viskas, kas yra reikalinga. Apartamentuose taip pat yra uždari miegamieji, viskas tvarkinga, balta, labai gražu. 2 kartus per savaitę tuos apartamentus tvarko, išplauna grindis, pakeičia rankšluosčius, tik tai neplauna turistų neišplautų indų. Apartamentai gali būti connected tipo, yra taip pat numerių ir neįgaliesiems, yra nedidelis spa centras, baseinų ir sauna, vaikučiams yra kompiuteriniai žaidimai, miniklubas, kuris veikia tam tikromis valandomis, tačiau galima siūlyti ir draugų kompanijoms, ir jaunimui, kadangi centras yra visai netoliese ir pasiekiamas pėstute nuo šito viešbučio. Dar vienas viešbutis yra H10 Ocean Suites, kaip vadina ispanai HDS Ocean Suites viešbutis. Šeimoms, poroms siūlytinas viešbutis įsikūręs Koralecho pačiame kurorte. Pradedant nuo registratūros, labai jaukus viešbutis ir vidinis kiemas yra labai jaukus sutvarkytas. Vidinis kiemas yra padalintas į 2 zonas, yra rami zona, kurioje ilsisi daugiau suaugę, netgi galima paprašyti numerio toje zonoje, tuomet netikdas pro langą ir aplinkui bus dar didesnė ramybė. O kita zona tai yra daugiau aktyvi su animacija. Viešbutis buvo atnaujintas 2015 metais, pati žemiausia numerių kategorija šitame viešbutyje, beje, berods ir vienintelė, yra Junior Suite numerio tipai. Numeriai yra išties puikūs, tvarkingi, ten yra 2 lova ir sofa, geras dušas, labai šviesu, yra šaldytuvas numeriuose, seifas kainuoja 2,5 eurų. Bevėlis internetas numeriuose neturi, žadėjo, kad po mėnesio bus, buvome praeitą savaitę komandiruotėje, tai žiūrėsim, ar iki spalio mėnesio įsives. Registratūroje ryšys yra, jisai yra nemokamas. Vaikučiams yra kelios supinės, yra miniklubas. Miniklubas tai toks, gal pasakyčiau, restoranas tvarkingas, viduje yra animacijos salė su foteliais, kur vyksta įvairiausi šou renginiai. Pati teritorija išties labai tvarkinga, viskas yra prižiūrėta, auga dideli kaktusai, pulbare yra tiekiami užkandžiai dienos metu ir svečiai gali rinktis, kur pietauti ar prie baseino ar restorane. Iki paplūdimio nuo šito viešbučio yra maždaug 5 ar 10 minutėlių pėstute, iki centro 5 minutės. Taigi išties gražus, atnaujintas, labai tvarkingas ir drąsiai rekomenduotinas viešbutis. Dėčiau jam pliusą, toks vienas iš mano mylimiausių, ko gero, Koralecho kurorte. Dar vienas 3 žvaigždės yra Hesperia Bristol Playa. Aš jį rekomenduočiau šeimoms, vyresnio amžiaus turistams arba jaunimui, kurie norėtų linksmintis Koralecho kurorte, taip pat vandens sporto mėgėjams. Jisai yra įsikūręs Koralecho kurorte, į priešingą pusę nuo Rių, į vakarinę salos pusę labiau Koralecho kurorte.
Na, nuo šito viešbučio kaip tik prasideda pėsčiųjų takas, einantis per Korolecho. Toks labiau kanarietiško stiliaus viešbutis su kanarietiško stiliaus balkonais. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad įsiregistruojama yra į viešbutį tik tai nuo 17 valandos vakaro, išsiregistruoti paskutinę dieną reikia iki 12 valandos. Šitą viešbutį aš labiau rekomenduočiau ramiam poilsiui, todėl kad animacija jame vyksta tik tai iki 15 valandos dienos, o toliau jau yra ramu. Teritorija pati yra įsikūrusi viename kiemelėje, yra toksai gana didelis baseinas, na, jauku, bet gana paprasta, tačiau išties viskas tvarkinga viešbutyje. Numerių dėja viešbutyje nematėm, kadangi visiškai pilnas. Truputėlį toliau yra tokia vieta, kur galima kepti kepsninėse įvairiausius patiekalus, netgi yra duodama mėsa, produktai, kuriuos galima kepti, bet tik tai tam tikromis dienomis ir tam tikromis valandomis, o jeigu tiesiog bare užsisakius grilio patiekalus, tuomet jau būtų už papildomą mokestį. Bevėlis internetas visur yra nemokamai, tačiau jeigu norima greitesnio interneto, jisai būtų už papildomą mokestį. Restoranas labai gražus, padengtas su taurėmis, vaikams yra mini klubas, taip pat yra viešbutyje tinklinio aikštelė, treniruoklių salė nemokamai, įrengimai yra joje nauji, taip pat turi gana gerą tokį humoro jausmą. Viešbučio darbuotojai treniruoklių salėje yra labai geras užrašas ant sienos, pasiteisinimai kalorijų nedegina. Taigi iš ties matyt motyvuoja sportuoti. Na, o apartamentai yra su virtuvėlėmis, dauguma atnaujinti, kitus žada atnaujinti maždaug nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio. Tada bus uždaryti keli blokai, na, bet jie yra įsikūrę per vidurį prie baseinų, tad gali šiek tiek girdėtis. Tad šiek tiek atsargiau galbūt užsakinėjant šitą viešbutį spalio mėnesį. Labiau rekomenduočiau jį užsakyti jau kada bus mūsų skrydžiai pavasarį. Taigi, tiek apie Hesperiją Bristol-Pają. Sekantis viešbutis yra Riu Oliva Beach Resort. Riu viešbučiai, kaip jau minėjau, yra įsikūrę prie gražiųjų paplūdimių, taigi drąsiai galima rekomenduoti šeimoms su vaikais, paplūdimio poilsiui, poroms. Na, tai yra didelis viešbutis, neprivažiavus dar iki Korolecho, maždaug 5 minutės autobusu. Šitas viešbutis susideda iš pagrindinio pastato ir per gatvelę einančių aneks pastatų štai šitoje vietoje. Nuo paplūdimio neskiria nei kelias, nei promenada, tačiau turistai būna, kad privažiuoja automobiliais iki pat šito gražiojo paplūdimio ir štai šitoje vietoje būna, kad susistato savo automobilius. Aišku, vietos paplūdimyje užtenka, bet dėrėtų perspėti turistus, kad taip jau nebus, kad visai toks ant jūros kranto ir paplūdimio ir viešbučio niekas neskiria. Pats viešbutis turi 2 restoranus pagrindinėme pastate ir 2 restoranus aneks pastate. Yra 2 pagrindiniai restoranai ir 2 a la carte restoranai. A la carte restoranai vienas yra kiniečių, kitas yra kanarų virtuvės. Ir svečiai gali be apribojimų valgyti visose restoranuose, tiesiog į a la carte būtina rezervuoti prieš vieną dieną stalelį. Teko valgyti tuose restoranuose ir viename ir kitame a la carte, restoranas yra skanus, pasirinkimas yra didelis, pati teritorija yra gana tvarkinga, galbūt nėra prabangi, prie pagrindinio pastato yra šildomas baseinas, kuris yra šildomas spalio-balandžio mėnesiais. Animacija yra aktyvi, dirba netgi 24 animatoriai, taigi vyksta pramogos kasdien ir vaikams, ir suaugusiems. Treniruoklių salė yra, tik tai nėra trenerio, kuris galėtų pakonsultuoti, ką ir kaip reikėtų daryti. Na, standartiniai numeriai, tiesą pasakius, yra kuklus, norėtųsi jau galbūt kažkokio atnaujinimo, vonios yra su užuolaidėlė, aneks pastate, aplinka yra truputėlį ramesnė, anekse labai mėgsta apsistoti šeimos su vaikais, ten yra ir atskiras baseinas, kuriuo gali naudotis, kaip jau minėjau, ir restoranai taip pat yra įkurti aneks pastate, šalia aneks pastato yra mini klubas, taip pat 3 kartus per savaitę animatoriai eina kartu su vaikais valgyti į restoraną, taigi tėveliai gali pabūti tik tai dviese.
Ir Aneks pastatuose yra įkurti apartamentai. Jie gali būti 2-3 miegamųjų arba tiesiog double room. Šeimininiai numeriai ten įkurti daugiausiai žemutinėme, tai yra taip vadinamame ground floor aukšte, jie yra su terasomis, ten yra tiesiog įėjimas į pievelę ant žolės, yra uždaras miegamasis ir svetainė su 2 sofomis. Sakyčiau, kad tvarkinga, bet gana kukloka, kaip 4 žvaigždutėm. Paplūdimės skėčiai gultai kainuoja rinkinys apie 9 eurus. Teritorijoje taip pat yra padarytos tokios smėlio terasos, kuriuose galima naudoti skėčiais ir gultais nemokamai, tačiau labai daug tų gultų pristatyta, toks kaip didelis skrusdelynas, jau ten privatumo nelabai bus. Internetas yra mokamas, registratūroje kainuoja 6 eurai valanda, seifas numeriuose yra nemokamas. Nuvykti iki Koralecho galima autobusu. Reikia ateiti iki pagrindinio kelio, jis yra maždaug už kokių galbūt 150 metrų, ten yra autobusų stotelė, biletas kainuotų 1,40 €, jeigu vykti taksi, tuomet kainuotų 7 eurai. Yra teniso kortai, kainuoja 10 eurų valanda, vandens sporto pramogų nėra, nes jos skaitosi draustinio zonai ir nors atrodo, kad šitie 2 viešbučiai, pastatyti kaip tiesiog in the middle of nowhere, bet tiesą pasakius, niekas aplinkui užstatyti ir nebus, todėl kad tai yra draustinio zona ir nieko statyti daugiau negalima, tačiau maždaug už kokio poros kilometrų į Koralecho pusę yra įkurta buriavimo, kaitavimo, banglenčių ir irklenčių sporto mokykla. Sekantis viešbutis, kuris yra įsikūręs visai šalia prie mano minėtojo Riu, tai yra Riu Palastrės Isla, štai čia yra tas viešbutis, o kitas Riu, apie kurį tik kalbėjome, matomas štai čia nuotraukoje. Riu Palastrės Islas yra daugiau jau tokio klasikinio stiliaus viešbutis. Į kitą pusę atsiveria labai gražus vaizdas į Lobo salą. Šitą viešbutį aš galėčiau rekomenduoti įvairiaus amžiaus poroms, taip pat šeimoms su vaikais ir paplūdimio poilsiui. Numeriai, tiesą pasakius, yra truputėlį jaukesni negu kad Olive Beach viešbutyje. Numeriuose yra halatai, taip pat kiliminė danga numeriuose. Minibaras yra už papildomą mokestį, tačiau bevėlis internetas sur yra nemokamas. Yra tų tikrųjų single tipo numerių, kurie yra skirti vienam asmeniui, tačiau ten vis tiek yra dvigulė lova, tik tai atkreiptinas dėmesys, kad vienviečiai numeriai, jie yra be balkonų. Restoranas šitame viešbutyje yra tvarkingas, yra nemokamas a la carte restoranas, jame yra moderni virtuvė. Teko taip pat valgyti tame restorane, tai su tokiu starteriu labai nustebino viešbučio virėjai. Buvo parašyta, kad tai bus sumuštinis su duona ir skystų pomidorų, tačiau buvo patiektas tokioje taurelėje su permatomu skysčiu, kuriame plaukiojo duonos gabalėlis. Visi kiti patiekalai buvo labiau aiškus, bet ta tokia puikiai pradžia išties labai įdomiai nustebino. Toliau maistas buvo labai skanus, taigi galima dėti drąsiai pliusą. Tik tai yra reikalinga rezervacija į tą Kristalą a la carte restoraną, tačiau jis yra nemokamas. Animacija šitame viešbutyje yra lengva, 3 kartus per savaitę groja gyva muzika, būna pasirodymų. Yra atskiras spa centro ir treniruoklių tokio centro pastatas su panoraminiais langais, labai gražus su vaizdu į jūrą. Nežinau, kaip galima toj treniruoklių salėje dar kažką tai sportuoti, kai tie vaizdai užburiantis. Sauna yra nemokama, pati teritorija tvarkinga, prižiūrėta, prie pačio pastato šito pagrindinio vėjo beveik nėra, nes jisai yra L formos raidės ir kaip tik užstoja iš tos pusės pučianti vėją. Teniso kortai kainuoja 10 eurų valanda ir vandens sporto pramogų irgi prie pačio viešbučio nėra, nes ta pati draustinio zona, tačiau visai šalia, kaip jau minėjau, yra įsikūrusi vandens sporto mokykla. Tad tiek Koralecho kurorto viešbučių, kągi reikėtų trumpai žinoti apie Caleta de Fusto kurortą. Jis, kaip minėjau, yra įsikūręs salos viduryje, jame yra parduotuvių, kavinių, restoranų, taip pat veikia kazino, yra barų, karaokė, veikia bowlingas, yra kino teatras, prekybos centrai, diskoteka netgi yra, paplūdimys smėlio,
įsikūręs užsibaigė štai čia toje didelėje įlankoje, čia ypatingai patogu maudytis su vaikais, nes ten yra mažiau bangų, tačiau Caleta de Fusto kurortas iš esmės yra daug mažiau vėjuotas negu kad kiti kurortai, kuriuose mes siūlome poilsį. Gultai ir skėtis Caleta de Fusto paplūdimyje kainuoja maždaug apie 10–11 eurų. Jeigu imti vieną gultą ir vieną skėtį, tuomet kainuotų 7 eurai. O už Elba grandinės viešbučių esančių šitoje vietoje, į kitą pusę tolyn link kalno, tolyn vandenyno yra įsikūręs golfo klubas, kuris priklauso Elba grandiniai. Tad galima rekomenduoti ir golfo mėgėjams šitą kurortą. Na, o į šiaurę truputėlį už kokių 2–3 kilometrų yra dar tokia kaip ir atskira dalis, kaip atskira, nežinau, gal ir kaip atskira miestelį kurortą galima pavadinti Costa de Antigua. Ten mes irgi siūlome porą viešbučių. Išskirtinumas yra tas, kad prie Costa de Antigua viešbučių turistai nesimaudo, o jie turi nuvežimą iki Caleta de Fusto prekybos centrų nemokamai, nuo kurių jie gali pasiekti ir Caleta de Fusto paplūdimį. Taigi, Costa de Antigua kurortas, jisai yra labai ramus, ten pagrindai yra įsikūrę viešbučiai, tačiau yra ir nedidelis supermarketas. Na, turistams yra sudarytos labai geros sąlygos laiką leisti pačiame Caleta de Fuste. Taigi, Caleta de Fuste aš galėčiau rekomenduoti pirmiausia šeimoms su vaikais, taip pat poroms, ramiam poilsiui, golfo mėgėjams. Na, galima siūlyti ir jaunimui, kuriems užtektų vakarus leisti įvairiuose stilingose baruose. Na, tokių, kad labai daug diskotekų vieną matėm, bet daugiau šitame kurorte ko gero net ir nelabai yra. Tad kokiegi viešbučiai yra įsikūrę Caleta de Fusto ir Costa de Antigua kurortuose. Vienas iš jų tai yra Barčelo Fuerteventura Talaso Spa, jisai yra įsikūręs Caleta de Fusto centre. Aktyvus viešbutis, tinka šeimoms su vaikais, na, labai gražus, šiuolaikiškas. Šalia registratūros turi tokią didžiulę erdvę su scena, talpinančią apie 500 žmonių, kuriais vyksta įvairiausi pasirodymai. Teritorija yra graži, su dideliais baseinais, vienas yra vaikų, vienas suaugusiųjų baseinas, jie yra šildomi žiemos metu. Na, dieną suaugusiems vyksta jogos užsiėmimai, galima šaudyti iš lanko, vakarais, kaip jau minėjau, pasirodymai, vaikams yra miniklubas, bevėlis internetas visur yra nemokamas. Užsisakę maitinimo tipą viskas įskaičiuota, gali pietauti ir prie baseino baro, ten yra tiekiami iš tiesų daugiau net negu užkandžiai, na ir įvairiausių yra picų, makaronų ir kitų patiekalų. Paplūdimys šitoje vietoje yra per promenadą, jisai įsikūręs įlankoje su labai tolygiu įbridimu ir, kaip jau minėjau, skėčių gultų rinkinys būtų apie 11 eurų. Šalia yra prekybos centras, na, autobuso stotelė maždaug už 500 metrų. Per promenadą yra įkurtas Barčelo viešbučių Talaso Spa centras. Į jį gali eiti ir svečiai iš gatvės. Jiems kainuotų tas Talaso centras ten naudotis tais pagrindiniais dalykais sauna, baseinu maždaug 25 eurai, o gyvenantiems viešbučiuose 20 eurų. Sporto salė gyvenantiems šitame viešbutyje būtų nemokama, jinai yra pakankamai didelė, su rengimais. Standartiniai numeriai yra šitame viešbutyje su labai didelė king size lova. Viskas yra labai stilinga, labai jauku. Taip pat yra kavos arbatos rinkiniai, seifas 3 eurai dienai kainuoja, minibare atvykus vanduo yra nemokamai. Na, o šalia pačio restorano yra toksai elektroninis stendas, kuriame galima pasižiūrėti, kas yra gaminama, kokie netgi patiekalai būna. Iš ties labai įdomu ir šiaip jau Barčelo viešbučiai pasižymiai gana gerų maitinimų, kai kuriuose teko po maitinimo paragauti, taigi drąsiai galėčiau patvirtinti. Didžiulė miniklubo aikštelė, vaikučiams šalia baseino yra netgi miniklubo dalis ant virš baseino, na, mažiesiems vaikučiams yra 2 vandens kalneliai. Taip pat yra tenisas, kuris užsisakius viskas įskaičiuota sistema, yra nemokamas. Yra futbolo aikštė, galima žaisti ir krepšinį toje futbolo aikštėje. Na, paplūdimyje vandens sporto pramogos įvairiausios, paplūdimyje galima žaisti tinklinį
ir paplūdimys įlankoje pasibaigia prieplauka. Taip pat tarp Barčelo Fuerteventura ir Barčelo Castillo viešbučių yra įkurtas 18 duobučių minigolfas, kuris yra bendras abiems viešbučiams, tačiau jis yra už papildomą. Pati promenada labai graži, tęsiasi apie 6 kilometrus, galima netgi vakare išeiti pasivaikščioti, viskas apšviesta, labai gražu. Rūta sako apie treniruoklių salę, kad yra už papildomą mokestį, matyti viešbutis šiais metais pasigerino, tad informacija yra gauta praeitą savaitę. Praeitą savaitę mus patikino, kad šita treniruoklių salė svečiams yra nemokama, mokamas yra tik taip pat spa centras. Taigi tiek apie Barčelo Fuerteventurą. Sekantis viešbutis, kuris yra įsikūręs prie Barčelo Fuerteventurą, yra Barčelo Castillo Beach Resort viešbutis. Labai didelis viešbutis, aktyvus, taip pat tinkamas ko gero visų tipų turistams ir šeimoms su vaikais, ir draugų kompanijoms, ir poroms. Labai gražus ir šiuolaikiškas. Kadangi viešbučiai yra šalia ir Barčelo Fuerteventura ir Barčelo Castillo, turbūt kyla klausimas, ar gali naudotis bendromis teritorijomis. Bendromis teritorijomis dėja turistai nesinaudoja, bet patikėkit, Barčelo Castillo viešbučių yra tokia teritorija, kad ten veiklos ir taip išties yra labai daug. Pats viešbutis irgi įsikūręs per promenadą iki paplūdimio, yra varteliai į paplūdimį, tad teritorijoje yra saugu. Jisai susideda jau iš tokių 2 aukštų sarnamių. Aplinkui yra labai daug ir atrodo, kad yra labai ramu, turistų beveik nesimato, kadangi jie pasiskirsti yra per teritoriją. O toliau jau nuo paplūdimio už gatvės yra įsikūrusi Club Premium teritorija, kuri turi atskirą baseiną ir ten kiti turistai įeiti negali, tik tai tenai gyvenantis. Infrastruktūra, jeigu žiūrėti, gal truputėlį kuklesnė negu kad Barčelo Fuerteventura viešbutyje, bet yra labai daug, yra kur kas ramiau šitame viešbutyje, nes pasiskirsto turistai. Pasirodė toksai netgi kaip ir atskiras miestelis su visa milžiniška teritorija. O teritorijos pabaigoje, visai šalia prieplaukos, yra unikalus, originalus, turėčiau ko gero netgi irgi sakyti 18 amžiaus pilies bokštas prie vieno iš kelių baseinų. Taip pat prie prieplaukas yra didžiulė salė, kurioje vyksta animacija, ten groja gyva muzika, groja DJ ir atidaro tokius didžiulius panoraminius langus į prieplauką. Svečiams užsisakė su maitinimo tipu viskas įskaičiuota, gėrimai ten yra nemokami, o svečiams iš Barčelo Fuerteventura ten yra nuolaidos. Taip pat tame tos prieplaukos teritorijoje yra daugybė barų, restoranų, kurie už papildomą mokestį, bet jie būtų su nuolaida. Yra labai daug įvairiausių užkandžių barų, maitinimas yra puikus, taip pat yra elektrinis stendas, kur galima pasižiūrėti, kas viešbutyje yra gaminama, pasirinkimas yra labai didelis šitame viešbutyje taip pat. Tie vasarnamiai yra su pilnai įrengtomis virtuvėmis, ten yra svetainė su ištiesiama sofa, yra vonia arba gali būti dušas. Yra uždaras miegamasis, gal truputėlį kukliau negu kad Barčelo Fuerteventura viešbutyje, bet viskas labai tvarkinga. Gali būti su terasa arba su dideliu balkonu, kuriame telpa 2 gultai ir stalas. Kadangi vėjai Fuerteventuros saloje labai dažnai pučia iš šiaurės vakarų pusės, tad nuo vėjo šitoje vietoje dar geriau apsaugo pastatai, tad vėjai visiškai nesijaučia. Sekantis viešbutis yra Globales Tropical. Šitą viešbutį aš rekomenduočiau galbūt nereikliems turistams, keliaujantiems turistams. Jisai yra įsikūręs tame šiek tiek labiau į šiaurę esančiame Costa de Antigua kurorte ir į paplūdimį į Caleta de Fusta turi nemokamą nuvežimą. Internetas registratūroje 30 minučių kasdieną yra nemokamai. Taip pat viešbutis turi kavinę, kurioje 6 kartus per savaitę vyksta animacija. Viskas skaičiuota, alkoholis yra įskaičiuotas 10:30 ryte iki 24 valandos
vakare. Teritorijoje yra toksai kuklokas baseinas, yra baras, sakyčiau, dienos metu grojo gana tranki muzika. Taip pat yra galima žaisti tenisą šalia teritorijos nemokamai, pizzerija pas juos yra už papildomą mokestį, veikia 6 dienas per savaitę. Truputėlį žalumos yra teritorijai, kiek matosi, ko gero nuotraukoje. Treniruoklių salė nedidelė, tačiau nemokamai. Sauna pas juos turi būti rezervuota iš anksto ir galima užsisakyti iš karto visą sauną. Kaina būtų 17 eurų valandai vienam numeriui. Šalia taip pat yra sūkurinė vonia, tačiau irgi nedidelė, jos kaina būtų 11 eurų valandai vienam numeriui. Taip pat yra nedidelis miniklubas, supinių aikštelė, vaikų baseinas su mažu kalneliu. Tame žemutinėme pirmame aukšte, taip vadinamame ground floor, yra numerių neįgaliesiems. Numeriuose dvigulė lova, šaldytuvas, arbatinukas, dušas, viskas yra tuose neįgaliųjų numeriuose, standartiniuose numeriuose yra įrengtos ir virtuvės su svetainė. Taip pat yra ir uždaras miegamasis, jie yra gana tvarkingi. Taip pat teritorijoje yra ir vasarnami, tenai numeriai yra per daug aukštus. Pats restoranas, sakyčiau, gana toksai kuklokas, maisto pasirinkimas nėra didelis, bet visko, ko reikia minimaliems poreikiams yra, po valgio tame restorane yra tiekiami užkandžiai. Tai, sakyčiau, galbūt tai vienas variantų, bet kiek žinau, globalės kaina taip pat yra labai gera, tad keliaujantiems turistams galima drąsiai rekomenduoti. Kitas viešbutis, kuris taip pat yra įsikūręs Costa d'Antigua, visai šalia prie globalės viešbučio. Šalia yra supermarketas, kaip jau minėjau, naudojasi Caleta de Fusto paplūdimiu, yra nemokamas nuvežimas, maždaug kas 1-2 valandas į paplūdimį veža. Viešbutis sudaro 2 erdvės, yra pagrindinė erdvė su baseinu, kuri yra matoma šitoje nuotraukoje, vidinėme kiemelyje, ir yra tokia papildoma sporto zona. Yra vaikų baseinas, jisai yra nešildomas, ten yra gėlas vanduo. O sporto zonoje yra ne tik sporto teniso kortai, bet ir įsikūrę apartamentai. Tenisą galima žaisti, kainuoja 8 eurai valanda, įranga yra įskaičiuota į šitą kainą. Būtent sporto zonoje yra įkurtas ir miniklubas, treniruoklių salė ir sauna yra nemokama, o sūkurinė vonia kainuoja 30 eurų už visą vonę 1-2 valandoms. Animacija šitame viešbutyje yra aktyvi, suaugusiems. Taip pat yra diskoteka, viskas įskaičiuota, gėrimai joje yra nemokami. Bevėlis internetas, registratūra nemokamas, yra užkandžių baras, restorane galbūt norėtųsi truputėlį daugiau tvarkos. Studijoje yra viena erdvė, yra virtuvėlė su pilna įranga, uždaras miegamasis ir vonia, savo kategoriją atitinka. O pirmame aukšte taip pat yra numeriai neįgaliesiems, antrame aukšte pas juos yra studijo tipo numeriai, o trečiame aukšte yra jie taip pat yra su virtuvėlėmis. Taigi viešbutį galėčiau rekomenduoti ir ramesniam poilsiui, šeimos. Tik tai, kad jis yra toliau nuo paplūdimio, paplūdimėje viskas tokiu atveju būtų už papildomą mokestį, nors Caleta de Fuste kurorte yra įsikūrusių Elba grandinės viešbučių, kurie yra prie paplūdimio, tačiau jų teritorijomis naudotis negalima. Taigi, štai toks 3 žvaigždučių viešbutis, gana tvarkingas, galbūt vietomis norėtųsi atnaujinimo, mano nuomonė, truputėlį geresnis variantas už globalės viešbutį, bet vėlgi reikėtų įsivertinti, koksai yra kainos skirtumas. Elba Carlota Beach and Convention Resort viešbutis, jį rekomenduočiau šeimoms, paplūdimio poilsiui, poroms, jaunimui, įsikūręs Caleta de Fuste kurorte prie pagrindinio kelio. Įsiregistravimas į viešbutį nuo 15 valandos, išsiregistravimas iš viešbučio iki 12 valandos. Teritorija labai jauki, prižiūrėta, atnaujinta, viskas labai stilinga. Jisai yra įsikūręs per promenadą nuo viešbučio, tai nuo paplūdimio. Paplūdimiai yra tokiose uždarose įlankėlėse, beveik nėra bangų, tad iš ties labai saugu maudytis su vaikais.
Taip pat jie sakė, kad turi galimybę ir maudytis neįgaliesiems, kad yra kažkokia speciali kėdė, kurį įkelia į vandenį. Na, promenada yra varteliai, taigi visiškai saugu, labai gražus restoranas, labai tvarkingas, netgi šviežios sultys įskaičiuotos pusryčių metu. Taip pat turi tokį jaukų barą su scena animacijai. Animatorių komanda yra gana didelė, taigi animacija yra aktyvi. Vidinėme kiemelėje yra net keletas. Vienas iš jų žiemą yra šildomas. Na, turbūt vienintelis minusas, kas buvo šitame viešbutyje, tai matėme kiek senesnių keletą gultų aplink baseiną. Numerių tiesa nematėme šitame viešbutyje, lyg ir naujinti jie, kiek žiūrėjau iš nuotraukų apie šitą viešbutį. Šitą viešbutį taip pat atstovas sakė, kad labai mėgsta ir nardytojai rinktis. Na, šiaip tai labai gražus mini klubas, yra žaidimų aikštelė, yra futbolo aikštė, yra tenisas, tinklinis. Pastate į gatvės pusę yra įkurtas kazino, ten gėrimai yra už papildomą mokestį, net ir užsisakiusiems su viskas įskaičiuota sistema šitą viešbutį. Taigi, Elba Carlota tai yra viešbutis turintis puikiai infrastruktūrą, gerą maitinimą, na, vienas iš tokių mėgstamiausių irgi variantų Caleta de Fuste kurorte. Dar vienas Elbos grandinės viešbutis yra Elba Palace Golf Vital Hotel. Jisai yra tik tai suaugusiems skirtas viešbutis, tai jį rekomenduočiau poroms, vedžiams, golfo žaidėjams, na, toks butikinio stiliaus. Jau toliau nuo jūros, už pagrindinio kelio, tolyn į kalną įsikūręs, šalia golfo laukų, tačiau labai ramioje vietoje, tokio kanariško stiliaus, su labai jaukiu vidiniu kiemeliu. Elba savininkai, beje, kaip mums sakė atstovas, dirba su medžiu, tad čia tie medžio dirbiniai yra labai puikiai pritaikyti. Viešbutis, kaip jau minėjau, priima tik suaugusius, tai yra nuo 16 metų. Pietus ir vakarienė viešbutyje yra tiekiami à la carte restorane, tik tai užkandžiai pas juos yra švediškas stalas. Standartinis numeris yra su tokiu koridoriumi atskiru, kuriame pirmos durys yra į vonios kambarį, o kitos į miegamąjį. Miegamajame yra didžiulė lova, medinės grindys, tas išties labai gražu, labai puikiai įrengta. Suite Executive numerio tipas turi irgi tokį patį koridorių, labai didelį balkoną su gultais, yra atskiros erdvės, vonia ir dušas, taip pat miegamasis įrengtas labai gražiai už tokių slankiojančių iš šonus durų yra įkurta svetainė. Taip pat trečios durys, esančios šitame koridoriuje, gali būti connected su kitu numeriu. Taigi, Elba Palace Golf yra labiau toksai ramus viešbutis be animacijos. Na, šalia pastato yra įkurtas dar ir baseinas, yra teniso kortai, na, nedidelis toksai, sakyčiau, netgi romantiškas pusryčių kambarys. Na, jeigu nori, gali ir pietauti šitame kambaryje, tai su vaizdu į golfo laukus. Taip pat viešbutis turi vyno rūsį su keliais kambariais degustacijoms, arba ten galima pavakarieniauti, tačiau tai būtų už papildomą mokestį. Išties viskas labai puikiai. Rūta, pasižiūrėkite, gali būti, kad rudeniui vietų nėra, bet pavasariui vietų yra siūloma šitam viešbučiui. Išties, kiek teko žiūrėti, viešbučių užimtumas yra labai didelis, tad ko gero Forteventura bus ta kryptis, kai rezervuoti keliones reikia labai iš anksto. Sheraton Forteventura Beach Golf and Spa viešbutis, jisai taip pat priklauso tai pačiai grandinei kaip ir Elba viešbučiai. Spa poilsiui jį siūlyčiau šeimoms, poroms, aukšto lygio klasikinio stiliaus viešbutis, turintis labai didžiulį Talaso spa centrą, į kurį gali eiti žmonės ir iš gatvės, tačiau kitomis kainomis negu kad viešbučio gyventojai. Naudoja labai gerą kosmetiką, ten yra treniruoklių salė, kuri yra nemokama, taip pat yra šildomas baseinas, prie baseinų yra tiekiami užkandžiai tiems, kurie užsisakė su full board maitinimo tipu. Vaikų baseinas yra su tokiu mažu nameliu jame, puikus mini maxi klubas, žaidimų aikštelė su supinėmis. Taip pat yra mini golfas teritorijoje, pati teritorija labai žalia, iš nuotraukas netgi tai atsispindi su sodais, teritorija teka toksai dirbtinis upelis, viskas yra išpuoselėta, prižiūrėta. Bevėlis internetas viešose
šiose erdvėse yra nemokama, o jeigu norėtų svečiai greitesnio interneto, tuomet būtų už papildomą mokestį. Tenisas kainuoja 10 eurų valandai arba 6 eurai už 30 minučių. Taip pat yra du elekarte restoranai, ispanų ir kinų, užsisakiusiems su half-board arba full-board maitinimo tipu, vieną iš jų galima būtų aplankyti nemokamai. Pagrindinėme restorane yra atskiros zonos, kur gali sėdėti šeimos su vaikais arba tik tai atskirai suaugę. Šviežios sultys ryte irgi yra nemokamai. Na, o Premium Room yra pati kukliausia numerių kategorija viešbutyje. Nuo Deluxe jinai skiriasi tik tai vaizdu. Deluxe'as visada turi vaizdą į jūrą. Premium Room yra dvigulė lova ir fotelis, iš ties viskas labai tvarkinga, labai gražu ir vis pro langą yra į sodą. Yra ir vonia, ir dušas, yra halatai, yra šlepetės, iš ties viskas yra puikiai, kavos arbatos rinkiniai taip pat nemokami. Gali būti connected šio tipo numeriai. Family kambarys šeimininis, tai yra 2 connected tipo numeriai, jie turi ir atskiras vonias. Na, o executive room būtų dušas ir sūkurinė vonia, atskiras įėjimas į miegamai ir ten netgi 2 king size lovas. Taigi susipykus galima miegoti atskirai, bet manau, kad tokiame viešbutyje tokių dalykų nevyksta. Taigi išties puikus, aukšto lygio viešbutis su puikia teritorija, puikiais numeriais, na, tiesiog nėra prie ko prisikabinti, nėra netgi kokio minuso, kurioje vietoj padėti šiam viešbučiui. Tad tiek Caleta de Fusto viešbučiui ir keliaujame į salos pietus, kalbėsime apie Handijos regiono viešbučius, na ir apie patį Morrojable kurortą. Jis yra įsikūręs pietinėje salos dalyje. Na, gali būti dar kitur randamas pavadinimas kaip Handija, tačiau daug mūsų viešbučių yra įsikūrę dar neprivažiavus paties Morrojable kurorto. Jisai būtų maždaug šitoje vietoje, tačiau Iberostarai, Barčelo viešbučiai yra dar kokie porą kilometrų neprivažiavus iki Morrojable. Taip pat siūlome apgyvendinimui Eliago Orionės viešbutė, kuris yra įsikūręs prie Sotavento paplūdimių. Pačiame Morrojable kurorte yra įvairiausių parduotuvėlių, veikia vaistinė, yra iš parduotuvių, yra barų, taip pat yra uostas, iš kurio galima plaukti į Tenerife. Na, pats Morrojable gana didelis stukas, gyvenamas vietinių, ten palei pakrantį yra gausų įvairiausių panoraminiais vaizdais, yra drabužių, kosmetikos parduotuvių, kirpyklų. Taigi, Morrojable kurortą, lygiai taip pat kaip ir Corralejo kurortą, galima būtų siūlyti visų tipų turistams, ir poroms, ir vandens sporto mėgėjams, ir jaunimui, nors naktinio gyvenimo čia yra kiek mažiau negu Corralejo kurorte, bet šiek tiek yra. Yra taip pat ir puikių viešbučių, kurie yra pritaikyti šeimoms su vaikais. Tik tai atkreiptinas dėmesys, kad vandens sporto mėgėjai turėtų būti labiau patyrę, kadangi pietinė salos dalis yra labiau vėjuota. Į paplūdimį prie Iberostarų, prie Barčelo viešbučių galima praeiti, kai yra pereinama tokia natūrali užliejama pieva. Čia teko matyti pavienių buriuotojų, tačiau daugiausiai jie yra susikūrę prie Sotavento paplūdimio, tai yra prie Melija Gorionės viešbučio. Skėčių gultų kaina už 2 gultus ir 1 skėtį yra maždaug 13–14 eurų dienai. Taigi, kokie viešbučiai yra siūlomi šitame regione? Melija Gorionės viešbutis, kaip jau minėjau, Sotavento paplūdimyje. Čia veikia vandens sporto klubas, siūlomas banglenčių, jėgos aitvarų, nardymo pramogos. Šitas viešbutis yra įsikūrę maždaug 4 kilometrai, dar jeigu į šiaurę važiuoti, tai būtų kurortas, kuris yra daug arčiau negu kad važiuoti iki Morrojable. Pati teritorija žalia, labai tvarkinga su atogražų augalyje. Yra 3 lauko baseinai, vienas iš baseinų yra netgi 75 metrų ilgių, jame yra įrengtos įvairiausios masažo srovės, spa centras yra su turkiškomis pirtimis, su sauna. Viešbutyje taip pat yra ir tradiciniai ir mini teniso kortai, vaikams taip pat žaidimų aikštelė, žaidimų kambarys, organizuojamos pramogos ir vaikams, ir suaugusiems. Numeriai yra labai tvarkingi, su oro kondicionieriais, labai gražus tvarkingas restoranas, taip pat yra toksai su balio stiliaus lovomis apstatytas tvarkingas baras.
Vestibiulėje veikia nemokamas belaidis internetas, išnuomoti automobilius, dviračius, visai netoliese beje prie viešbučio yra ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Taigi, mėly Agurjonės, pirmiausia, ko gero, vandens sporto mėgėjams, jaunimui, poroms, bet galima siūlyti ir šeimoms su vaikais. Kiti viešbučiai jau yra įsikūrę daug arčiau prie Morohablė kurorto, taigi vienas iš jų yra Iberostar Palace Fuerteventura. Poroms, paplūdimio poilsiui, buriuotojams taip pat galima pasiūlyti šitą viešbutį. Registratūra šito viešbutį yra įkurta 7 aukšte ir visa teritorija toliau leidžiasi žemyn iki paplūdimio. Viso viešbutyje yra 8 aukštai. Labai gražus paplūdimys, žydra pakrantė. Yra didelė animacijų salė su baru, kuri irgi talpina apie 500 žmonių. Yra baras, kuriame groja gyva muzika, yra paplūdimio baras. Numeriai yra tokie, kurie vadinasi Priority Location. Jie yra atnaujinti 2015 metais. Vaizdas gali būti į baseiną ir į jūrą. Ten yra dvigulė lova, virš jos tokia graži nuotrauka su koralais, medinės grindys, labai gražus, šviesus numeriai. Sharing pool tipo numeriai taip pat yra atnaujinti 2015 metais. Tik tai atkreiptinas dėmesys, kad baseinu esančių prie sharing pool gali naudotis visi turistai, o ne tik tai gyvenantys šitame pastate. Atkreiptinas dėmesys dar į tai, kad sharing pool neapgyvendina su vaikais, labai logiško, kad vaikučiai neišeitų į balkoną tiesiai į baseiną. Visus likusius numerius šitas viešbutis planuoja atnaujinti 2017 metų pavasarį. Bevėlis internetas visur yra nemokamas, treniruoklių salė taip pat nemokamai, yra keli baseinai, yra vienas šildomas nuo lapkričio iki gegužės mėnesio, visose baseinuose yra gėlas vanduo. O už maždaug 10 minučių pėstute nuo šito viešbučio yra prekybos centras, jeigu eiti apie 20 minučių į Morohablę pusę, jau prasidės suvenyrai, o pats centras būtų maždaug už kokių 45 minučių pėstute, iš kokių 3 kilometrų. Tačiau netoliese yra stotelė, autobusas važiuoja į Morohablę maždaug kas 30 minučių. Prie baseino bare yra tiekiami ir vėlyvi pusryčiai, galima ir pietauti tenai, animacija yra visiems, vyksta salsos pamokas, galima šaudyti iš lanko, yra galimybė žaisti tinklinį, vyksta įvairiausi vakaro pasirodymai, vaikams yra mini, maxi, junior klubai, jiems yra žaidimų aikštelė. Nors nuo 2017 metų gegužės šitas viešbutis planuoja būti tik tai suaugusiųjų viešbutis. Tačiau kol kas dar yra galimybė užsisakyti ir šeimoms su vaikais, jiems yra dar visa infrastruktūra pritaikyta. Taip pat viešbutyje yra atskira VIP zona, kuri vadinasi Star Prestige. Ten yra baseinas, atskiras baras su užkandžiais, o nuo 10 valandos ryte ateina aptarnaujantis personalas, taigi maistą ar kažkokius kitus pageidavimus gali atnešti tiesiog. Kelios balinezietiškos lovos, jos toje zonoje taip pat yra nemokamai. Šiai kategorijai yra priskiriami 3 aukšte esantis numeriai, taip pat Star Prestige Suite kategorijos numeriai. Paplūdimyje skėtis ir du gultai kainuoja 13,50 €. Priešais patį viešbutį, kaip sakė viešbučio atstovė, neburiuoja, nes gali pasitaikyti uolų, bet visai netoliese yra vandens sporto mokykla. Double room yra balti, dekoruoti irgi koralo nuotrauks, tik tai dalis šoninės sienos, puikus, labai tvarkingi, jaukus. Family room yra viena erdvė, bet gali būti connected numeriai su kitais numeriais. Spa centras yra bendras keliems Iberostar viešbučiams ir jis yra už papildomą mokestį. Taigi Iberostar Palace viešbutį aš vertinčiau kaip tokį senesnės statybos galbūt infrastruktūrą, bet su puikiais numeriais ir paplūdimiu. Visai šalia yra įsikūręs ir Iberostar Playa Gavijotas viešbutis. Jisai yra kiek žemiau už Iberostar Palace Fuerteventura viešbutį, tad yra patogiau leistis į paplūdimį. Turi irgi atskirą VIP zoną, kuri vadinasi Star Prestige.
Šios kategorijos numerio tipas Star Prestige irgi yra atnaujintas, ten vyrauja balta spalva, viskas labai tvarkinga, jauku. Vaikai iki 16 beje negali naudotis nei Star Prestige zona, nei numeriais. Taigi, Family Superior yra įsikūrę žemutinėme aukšte, ten yra toksai vienas koridorius su 2 atskirais kambariais, bet įėjimas kaip atskira butą būtų, ar ne? Įeini į koridorių ir yra 2 atskiros durys. Čia kasdien yra pildomas minibaras, taip pat yra dvigulė lova, tvarkinga vonia. Gal truputėlį kuklesni numeriai negu kad Iberostar Palace viešbutyje, tačiau gyvenantiems family tipams taip pat priklauso sūkurinė vonia, priklauso ir balinezietiškos lovos nemokamai. Bevėlis internetas ir seifas numeriuose šiame viešbutyje yra nemokamas. Standartinis numerio tipas yra tokio pačio dydžio kaip ir family, nes family yra viena ir 2, tik tai standartas yra su kuklesnių vaizdų pro langą, tačiau tas kuklesnis vaizdas ne vienas virtuvė. Tas restoranas veikia 5 kartus per savaitę. Animacija yra dieną ir vakare, suaugusiems ir vaikams. Vyksta pilates užsiėmimai, zumbos ir kiti. Vaikams yra vaikų klubas. Taigi šitą viešbutį aš galėčiau rekomenduoti poroms, paplūdimio poilsiui, šeimoms taip pat galima siūlyti. Dar vienas Iberostaras, kuris yra įsės šalia kitų Iberostarų, tai yra Iberostar Playa Gaviotas Park. Jisai jau yra toks L formos pastatas, teritorija vidinėme kieme, labai aiški, labai atvira, labai jauki. 2015 metais atnaujintas šitas viešbutis. Animacija jame yra aktyvi, dieną, vakare vyksta šou pasirodymai, vaikams yra mini-maxi klubai. Taip pat viduje yra tokia įrengta scena animacijai. Bevėlis internetas visur yra nemokamas. Numerio tipas Wellness yra toks pat kaip ir Iberostar Palace Fuerteventura viešbutyje, taigi išties labai gražus, baltas, tik tai tenai yra galiniai piešiniai kitose vietose, ne virš lovos. Žalias viešbutis, jauki teritorija, kiek toliau nuo paplūdimio negu kiti Iberostarai šitas yra įsikūręs. Spa centras, kaip jau bendras visiems Iberostarams, papildomą mokestį. Treniruoklių salė yra nemokama. Taip pat turi pagrindinį restoraną, tačiau 2 kartus per savaitę su rezervacija gali eiti valgyti į kitus Iberostarus. Taigi tiek apie šitą viešbutį ir keliaujame susipažinti su Barčelo grandinė. Barčelo Handia Playa viešbutis galėtų būti rekomenduotinas poroms, suaugusiems, taip pat ir ramesniam poilsiui, ir šeimoms, ir jaunimui. Toksai universalus variantas, ko gero. Jis įsikūręs truputėlį aukščiau ant kalno ir nuo pagrindinio pastato iki jūros būtų maždaug apie 400 metrų, nors nuo teritorijos apačios ten yra laipteliai, yra visai šalia ten per promenadą tokia yra ateinama į paplūdimį. Iki Moro Hable yra apie 2-3 kilometrai, paplūdimys vėlgi gražus per tokią promenadą, tačiau ten dar yra ir keliukas toksai ir ta užliejama pieva tokia. Šiuo metu dalis registratūros yra atnaujinama, restoranas tvarkingas, maistas yra labai skanus, pasirinkimas didelis, teko valgyti šitame viešbutyje. Prie restoranų yra kavos arbatos aparatai, kuriais gali naudotis ir svečiai užsisakę viešbutį su maitinimo tipu halfboard. O jeigu bare jie norėtų kavos arbatos, tai tuomet jau būtų už papildomą mokestį. Animacija yra kiek lengvesnė negu kad Barčelo Diamar viešbutyje, kuris yra įsikūręs dar aukščiau ant kalno virš šito viešbučio. Tačiau, vasaros metu jinai dar buvo pakankamai aktyvi, kaip sako italai mėgstantis atostogauti, dar vis užsuka tą animaciją. Tačiau yra truputėlį lengvesnės animacijos viešbutis. Kelis internetas registratūroje ir Club Premium yra nemokamas, bet ryšys gali būti ir kitose erdvėse gali būti traukiamas. Taip pat viešbutyje yra atskiras suaugusiųjų blokas.
Tačiau planuojama per keletą metų šitame viešbutyje sumažinti vaikų skaičių ir padidinant jiems kainą ir padaryti labiau orientuotai suaugusiųjų poilsį šitą viešbutį. Na, tačiau, kaip sakė, šiai minutiai yra maždaug apie 140 numerių suaugusiems ir apie 500 numerių, kur apsistoja šeimos su vaikais. Tad jiems išties teks dar padirbėti šito klausimu. Lobby bare pas juos groja pianinu. Na, premium room numerio tipas fotai, viskas yra labai tvarkinga. Atvykus butelys vandens nemokamai. Seifas taip pat juos šituose numerio tipuose yra nemokamas. Nu, užsisakius standartinį numerio tipą kainuotų 3 eurus dienai. Turi didelę salę, tokia vakaro animacijai. Ten vyksta afrikietiški pasirodymai, kino akrobatų pasirodymai. Teritorija yra labai didelė, tačiau prižiūrėta. Kreipinas dėmesys, kad yra ir laiptelių, yra keli baseinai, vienas iš jų yra skirtas animacijai, kitas yra ramesnis, na, o trečias spa centre. 2 iš šitų baseinų yra šildomi žiemos periodu. Aplink baseinus yra išsidėstęs pagrindinis pastatas ir dar 9 papildomi pastatai. Standartiniai numeriai yra su vaizdu į jūrą. Pirmame aukšte gali būti su terasa, antruose balkonai. Na, vaikams taip pat yra labai daug ir mini klubas, ir žaidimų aikštelė. Taip pat yra didelis užkandžių baras prie baseino, kur galima valgyti arba vėlyvus pusryčius, arba lengvus pietus. Kaip jau minėjau, į paplūdimį yra varteliai, yra pėsčiųjų promenada, tada eina kelias, bet ten yra požeminė perėja, taigi praktiškai turistams. Numeriai labai jaukus, tvarkingi, visai šalia viešbučio yra įsikūręs prekybos centras. Paplūdimio rankšluosčius beje reikia pasiimti spa centre, yra įmamas 10 eurų depozitas, na, o keitimo mokestis yra 2 eurai. Spa centre yra sauna, sūkurinė vonia, kol kas jie yra nemokami, tačiau planuoja padaryti nemokamai tik tai gyvenantiems premium room tipo numeriuose, tačiau šiai minutiai dar naudojasi visi nemokamai. Sporto salė taip pat nemokamai, tenisas irgi, tik tai yra įmamas depozitas už įrangą. Viskas įskaičiuota sistema, veikia 23 valandos, taigi Barčelo Handia Playa, gražu, žalias, prižiūrėtas viešbutis aktyvus. Dabar truputėlį ramesnis bus jau nuo rudens ir vėliau jau bus orientuotas labiau į suaugusiųjų poilsį. Barčelo Handia virš Barčelo Handia šeimoms su aktyvia animacija. Nuo pagrindinio pastato būtų maždaug apie 600 metrų iki jūros. Nuvežimo tenai nėra, reikia palikėti aukštyn žemyn į kalną, bet galbūt ir labai gerai, nes Barčelo viešbučiai maitina labai seniai. Iki Morohable kurorto yra maždaug atsiprašau, šitas viešbutis turi nuvežimai ryte. 9:30, 10:30 ir 12 ir atgal 13, 17, 30 ir 19 valandą. Paplūdimys labai gražus, per kelią ir užliejama pieva. Na, teritorija galbūt truputėlį mažesnė negu kad Handia Playa viešbučio, tačiau labai panaši. Yra dideli baseinai, tokia padaryta terasa, kuriuose vaikams pripučia tokias šokinėjimo aikšteles, jeigu žinote, pas mus irgi tokių būna vaikams, kurie gali šokinėti, kurie gali čiuožinėti. Taip pat viešbutis turi tokį viduržemio jūros restoraną, vieną kartą per buvimą jame galima apsilankyti nemokamai. Turi ir paauglių klubą su visais gėrimais, su įvairiais kompiuteriniais žaidimais, animacijų salę. Na, o svečiai gyvenantis Handia Mar ir Handia Playa teritorijomis nesinaudoja, tik tai gali žaisti tenisą. Labai gražus ir didelis pagrindinis restoranas su naujais baldais, maitinimo pasirinkimas, kaip jau minėjau, yra didelis, yra ir užkandžių baras, paplūdimio ir baseino rankšluosčius, taip pat kaip ir Handia Playa viešbutyje, kainuoja 10 eurų depozitas ir 2 eurų keitimo mokestis. Yra treniruoklių salė, jinai yra nemokama, na, o vaikams išties labai daug pramogų, turi tokią vaikų žaidimų aikštelę virš baseino su įvairiausiamis vandens čiurkšlėmis, taip pat turi mergaičių svajonių tokį Barbių kambarį, kur galima tapti fėjomis princesėmis,
turi piratų kambarį. Na, mergaičių barbių kambarys kainuoja 20 eurų mergaitai 2 valandoms, o piratų kambarys 25 eurai. Piratų kambaryje galima vaikus palikti ir nakčiai. Taip pat viešbutyje yra minigolfas, kainuoja 5 eurai suaugusiam, 3 eurai vaikui. Na, o jeigu turistai gyvena premium tipo numeriuose, tai tuomet būtų nemokamai. Sea-View tipo numeriai, vonios yra visiškai tokios pačios kaip ir Handia Playa viešbutyje, yra dvigulė lova, yra plytelės sudėtos, viskas yra labai tvarkinga, numeriuose yra kavos aparatai. Taigi drąsiai šeimoms su vaikais galima rekomenduoti šitą viešbutį, truputėlį toliau nuo jūros, na 600 metrų, bet animacija išties yra puiki, maitinimas taip pat yra labai geras. Sol Handia Mar apartamentos viešbutis, jis jau yra įsikūręs pačiame Morhable centre. Šį galėčiau rekomenduoti nereiklioms šeimoms, taip pat jaunimui, kadangi jis yra įsikūręs centre. Atkreiptinas dėmesys, kad teritorija yra laiptuota, nors gana didelė, paplūdimys toje vietoje, nusileidus nuo kalniuko nuo viešbučio ir pereiti per kelią. Vaikams yra miniklubas ir žaidimų aikštelė, bevėlis internetas visur nemokamas, animacija veikia ir dieną ir vakare, yra įrengti tokie sporto dviračiai lauke, kas yra labai gerai, kad nereikia prakaituoti salėje. Pats viešbutis susideda iš kelių aukštų pastatų. Atkreiptinas dėmesys, kad nors ir yra numerių 4 aukšte, bet liftų šitame viešbutyje nėra. Apartamentai tai yra uždaras miegamasis, virtuvė ir svetainė su 2 sofom, viskas tvarkinga, bet, kaip pasakyti, galbūt truputėlį kukloka, nors ko norėti iš 3 žvaigždučių, galbūt savo kategoriją ir atitinka. Pačioj teritorijoje galbūt kiek norėtųsi daugiau tvarkos ir mums užkliuvo toks dalykas, kad baseinas galbūt yra kiek mažokas tokiam skaičiui žmonių, tačiau teritorija yra prižiūrėta, viskas yra tvarkinga, yra netgi tokie tekančio vandens kriokliai padaryti, yra disko baras, kuriame galima pramogauti vakarais. Taip pat viešbutyje yra skalbimo mašinos, kuriomis galima naudotis už papildomą mokestį ir kainuotų 5 eurai skalbimas. Ir jeigu norima pasinaudoti džiovinimo mašiną, tuomet kainuotų 4 eurai džiovinimas. Na, vaikučių baseinas žiemą keletą mėnesių būna šildomas. Pats restoranas viešbutyje yra tvarkingas, pusryčiai ir vakarienė jame yra tiekiami, o pietus prie baseino. Seifas kainuoja 3 eurai, jis yra numeryje, atkreiptinas dėmesys, kad kondicionieriaus numeriuose nėra. Taigi Sol Handia Mar apartamentos tiems turistams, kurie nori gyventi pačiame Morhable, būti centre ir pasiekti viską pėstute. Taigi šiandieną tiek viešbučių, tikiuosi gavote daug naudingos informacijos, svarbiausia šviežios, ką tik tai parvežtos iš salos. Taigi aš su jumis atsisveikinu, linkiu gražaus vakaro ir gražios likusios savaitės ir iki kitų susitikimų.